Karvelio vienas sklandytuvas irgi serijomis buvo gaminamas. Tai va, ir mūsiškiai tokiu būdu po truputį ėmė periminėti tą visą sklandymo sąjūdžio vairą į savo rankas Sąjungos mastu. Vytautas Pakarskas, vienas iš Dariaus ir Girėnų sodybų atkūrimo iniciatorių. Ėdosapo būstinės duris šis žmogus ryžosi pasibelsti su žymiai įžūlesne idėja. Vytautas Pakarskas labai mėgėjas buvo organizuoti visokią veiklą. Jis kaip tik ir inicijavo aviacijos gamyklos steigimą. Prienų sportinės aviacijos gamykloje montuojama nauja įranga. Čia bus kuriami naujo tipo ir konstrukcijos sklandytuvai. Tuo metu administracija skaito laiškus iš Maskvos su reikalavimais gamyklą uždaryti. Mūsiškiam galų gale pavyko pirmą sklandytuvą pagaminti su dideliais vargais 72 metų gruodžio 8, kaip dabar prisimenu, jis pakilo į orą. Na, paskui 75 jau tobulesnį, ilgesniais sparnais. Tai buvo Balio Karvelio, tarp kitko, konstrukcija, labai aktyviai kitiems gamyklos inžinieriams padedant. Tada ir Maskva po truputėlį pradėjo jau finansuoti šitą gamyklą ir jau jinai galų gale tos gimdymo vargus jau užbaigė ir prasidėjo rimtesnis darbas toks. Pasaulyje liko tik tai 4 gamyklos, kurios pačios konstruoja va tokius super sklandytuvus ir gamina ir pardavinėja. Tai 3 Vokietijoje ir 1 Lietuvoje. Prienų eksperimentinės gamyklos tradicijų perėmėje bendrovė Sportinė aviacija įsikūrusi dar sovietmečių statytuose pastatuose prie Pociūnų oro uosto. Kadaise pro gamyklos vartus įžengdavo arti 1000 darbuotojų. Didysis cechas menantis visasąjunginius užsakymus stovi tuščias, tačiau nepaliestas niokojančių privatizacijos sandorių. Bendrovės darbuotojai kasdien renkasi mažesnėse patalpose ir didžiuojasi ne tik tuo, ką pavyko išsaugoti, bet ir tuo, kas kuriama. Gal dėkim, kaip atrodo. Varžtukas pabėgo. Brėžiniai taip pat yra specifiniai. Ta prasme, medžiagų visų klojimo, tas medžiagos tai iš tikrųjų kaip medžiagos, žinai. Siuvėjas turi savo sklotinės, viską čia gal labai panašiai, o taip atrodo brėžiniai. Va. Kiek sluoksnių yra visur surašyta, ką sudėti, žinai. Šiaip sklandytuvas visą laiką leidžiasi ir ateina akimirka, kada jam reikia leistis į nežinomą aikštelę, tam, kad to neįvyktų. Gamykla leidžia produkciją su nedideliu galingumu varikliu, kurį išleidus turim galimybę parskristi namo. Toliau skrendam 120-130 km per valandą greitį, propeleris į jo įsisukęs, jungiam degimą ir turim trauką. Mintise pasidžiaugiame išvydę patį naujausią gaminį, tačiau konstruktorius kviečia į kitą cechą. Papuolam į cechą, kuriam gamina aukščiausias klasės, atviros klasės dvivietės sklandytuvą LAK 20 ir dabar matot čia liemens formos. Vienas sklandytuvas formose, dar vieną jau surinktą išvydome gretimoje patalpoje. Pagal gamybos eilę skaičiumi 002 pažymėtas kūrinys stovi oro uosto angare. Papuolėm į angarą, kur stovi skraidantis mūsų sklandytuvas 002. Ir šituo sklandytuvu vyksta skraidyminiai bandymai. Kokia ateitis laukia naujojo LAK 20-ojo, galima tik spėlioti. Nauja konstrukcija leis pasitikėti ne vien tik gamtos pateiktomis sąlygomis, bet ir gerinti užfiksuotus rekordus. Beje, apie rekordus. Jie fiksuojami nuo pat sklandymo istorijos pradžios. Bemotoriai lėktuvai yra šturmavę 7 km aukštį. Į tolį, be nusileidimo skrieja 3000 km. Didžiausio pasaulyje sklandytuvo tektų ieškoti karo archyvuose. Tai vokiečių konstruktoriaus Bilio Messerschmitto sukurtas sklandytuvas gigantas, galintis gabenti 2 tankus arba lengvesnę karo techniką ir 200 karių. O kur ieškoti mažiausių ir lengviausių sklandytuvų?
šis sklandytuvas, Bro 18, Boružė, paskutinis jo medinis sklandytuvas, tai buvo mažiausias pasaulyje sklandytuvas, kadangi jo sparnų ilgis yra tik 4,9 metro ilgio. Nėra mažesnio pasaulyje sklandytuvo ir jis dar sugebėjo skristi. Ten prie langų mes matom lengviausią pasaulyje sklandytuvą, Bro 20. Tai jau plasmasinė konstrukcija, su metalo elementais. 77 metais Bronius Oškinis dar sėkmingai skraidė su jo virš Nidos kopų. Nesulaikomai bėgantis laikas verčia žmonės atsigręžti atgal. Kasmet pasaulyje vyksta senųjų sklandytuvų festivaliai. Šiuos įdomius egzempliorius šiemet Slovakijoje Nitros oro uoste fotografavo Benvenutas Ivanauskas. Sklandymo mėgėjai susirinko jau 35 kartą. Pasak aviatoriaus, nesunku apskaičiuoti, kiek metų nuo šio judėjimo atsilieka Lietuva. Lygiai 35 metus. Metas dėti pastangas, kad ši situacija būtų ištaisyta. Čia yra Bergfalke dvivietis sklandytuvas, atsigabinau iš Švedijos. Švedai geranoriškai, tiesiog galima sakyti, atidavė. Ir restauruojamas sekančiam sezonui turi skristi. Čia dviviečio sklandytuvo Bergfalke yra korpusas, mes nurengėm nuo jo drobę. Sekantis etapas bus, turėsim nuimti visus dažus, nuvalyti, liemenį iki metalo, kad nepalikt korozijos. Ir naujai grunduoti, kaip tas detalės mano špaco ir dažyti. Ir paskutinis momentas – aptraukinėjimas, naujai aptraukti drobę. Čia matot nuotrauką špaco, kai jis buvo dar parvežtas iš Vokietijos, dar su vokiškais skiriamaisiais ženklais. Kelios sklandytuvų pervežimo į Lietuvą nuotraukos. Kiek toks pirkinys kainuoja? Švedai įsitikinę, kad sklandytuvas pateko į geras rankas, todėl jį įkainojo 1,5 euro. Vokiečiai paprašė gerokai daugiau, tačiau kaina nebuvo kliūtis. Daugiau pastangų prireikė įrengti palėpę ir ten užkelti pirkinį. Čia restauruojamas mano špacas. Nudengsiu šį. Čia matot jau lėmuo praktiškai paruoštas traukimui, yra nuvalytas, nudažytas, nugruntuotas. Sudėtos jau kelios vidaus detalės. Apačioje matėt detalės, kurios kabo, tai jos bus nudažytos ir įdėtos čia. Tai yra nuostabus sklandytuvai, šiom dienom pripratę skraidyti su greitais, plastikiniais, sunkiais sklandytuvais, bet čia yra kitoks skraidymas. Jie yra lengvučiai, paprastai valdomi ir tiesiog su jais malonu skristi. Ir galbūt ta mintis ir kilo, paskraidžiu šitais sklandytuvais, kad reiktų susiburti ir galbūt jau kažką turėti lietuviško, nes šiai dienai turbūt nėra nei vieno sklandytuvo senoviško skraidančio. Gailėdamiesi to, ko neišsaugojome ir praradome, nepamirškime džiaugtis tuo, ką turime. Lietuvos aviacijos muziejuje išvydome tai, kas padėtų istoriniam sklandytuvui vėl pakilti į orą. Tai yra Balio Karvelio muziejui, aviacijos muziejui atiduoti brėžiniai. Jie dabar jau yra įtraukti į nacionalinės reikšmės dokumentinio paveldo objektus. Yra tokia UNESCO programa Pasaulio atmintis. Ir tai į Lietuvos nacionalinį registrą tie brėžiniai Balio Karvelio, čia konkrečiai sklandytuvo BK4. Čia jau toks, kaip sakyt, sportinis rekordinis sklandytuvas. Su jo pirmieji pokariniai rekordai pasiekti yra su BK4. Mes neišsaugojam savo sklandytuvų, bet